pasiekti greitų metų per artimiausius 6 metus. Pekinas pastaruoju metu daug investuoja į atsinaujinančią energiją. Jau dabar vėjo ir saulės pajėgumai sudaro maždaug trečdalį viso pasaulio. Kinija taip pat greičiau nei kitos šalys stato branduolines jėgaines. Per dešimtmetį elektros energijos gamyba iš anglių sumažėjo 15%. Vis dėlto nors į atsinaujinančią energiją investuojama labai daug, daugiau nei pusė elektros energijos Kinijoje yra gaunama iš anglių. Sudėjo Žaliosios politikos instituto atstovė Ieva Budraitė, labas vakaras. Ieva, bene žinomiausia klimato kaitos aktyvistė. Lūšiau, tu toks alkanas, ką? Sakiusi, kad šitos konferencijos yra bla 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 bla. Kitaip tariant, kalbų daug, rezultato nebūna. Ar sutinku? Sutinku, dėja tenka sutikti, nes stebim 28 kartą besusitinkančius pasaulio lyderius, o temos, tikslai ir problemos išlieka tie patys. Tas pats, kas 20 kartus eitum į pasimatymą, bet vis kalbėtum tom pačiom temom, kurias tu aptarėjai pirmajame. Tai pažangos iš tikrųjų nėra ir tai yra apmaudžiausia, nes pinigų pokyčiams yra. Tikras žvėris. Mes jau randame ir jos tobulėja taip greitai, kad galime sakyti, jas taip pat turime. Ko trūksta, tai valios. Valios pritaikyti tai, kas jau aišku, valios išgirsti mokslininkų rekomendacijas ir dėl to yra apmaudžiausia. Ar yra maždaug skaičiuota ir paskaičiuota, kad klimato kaitos pokyčiams įveikti reikės trilijonų